Tai ką, labas, čempionės moterys. O žinot, kada moteris patampam čempionės? Mes labai paprastai, kada nesvarbu mūsų, ar ten 50 kg, ar ten virš 100 kg, kiek mes esam, kada mes pagal save, iš savęs sukuriam gražiausią savo versiją. Pagal savo galimybės, pagal darbus, pagal veiklas ir reikia siekti ne kitų, kas ten sako, detoksai, diektos, mama mija, menopauzės terapijos centrai, mašinos, deguonies, ląstelių atsinaujinimo, kur čia dar veido visos procedūros invazinės viso kūno. Aš tai apskritai tie lazeriai, tos visos mašinos pasaulinės, nežinau, man tai toksai kultas, sakyčiau, labai atsargiai moteris, nėra kito būdo. Pirmas, mėgelio susitvarkymas, visus vaistukus išspriktuojate, kad išmokti kokybiškai miegoti. Ir tai nebus, kad šiandien atsigulat ir miega. Tai yra kelias, yra pasiruošimas, ritualai, moters vakariniai, dienos. Tai čia jau kiekvienai moteriai labai individuali situacija. Tas miegas tikrai turi būti kokybiškas ir aš dabar netgi galvoju, sunku, aš irgi čia mokausi, tobulai būtų 8 valandas moteriai miegoti. Maistas, mityba, tai tikrai turime visos namų darbų, aš irgi, bet man kažkaip pavyksta išsibalansuoti, yra balansas, aš esu jokių dietų, jokių detoksų, mums tikrai negalima, bet išmokti balansuoti ir mes čia negalime žiūrėti tą maistą, kalorijas, ar svertis maistą, ar tas kalorijas visą laiką skaičiuoti, bet pačią pradžią, tą bazę, tai mums reikia turėti supratimą, plėsti žinias šioje srityje, ką dėti į tą lėkštutę, koks kiekis ir kad tas maistas turi būti tikrai mums labai skanus ir malonumas ir kad mes išmoktumėm tą sveikesnį ir skanų maistą valgyti ir kiekio nedidinti, nebūtų tas didelis kiekis. Tai šitas visas dalykas reikia pasirinkti tikrai informaciją, pasidomėti, aš irgi ateityje dalinsiuosi ir moteris judėjimas, bet žinot, ne vien tik tai tas fizinis aktyvumas, žinoma, jau yra gerai, negu kur ten automobilis sėdi, darbė prasėdi, grįžti vakare, pavargus, pervargus, stresas, užvalgai, vėl toliau sėdi, nueini miegoti ir tas vyksta toksai gyvenimas. Tai ir net neužtenka moteris pasivaikščioti parke, jeigu kuri nors ir prasivaikščioja tuos 10 000 žingsniukų, tiek tikrai nereikia, užtenka 7 ar 5 000 žingsniukų praseiti, žinoma, judėjimas, bet mankšta. Ir netgi moteris neužtenka ryte, kad jūs ir pasidarysite mankštą, jeigu ir raumenukus kažką tai prasitampysite, prasisportuosite ir jūsų diena bus tokia sėsli ir to irgi neužtenka. Aš kalbu apie mūsų ilgamžiškumą, apie mūsų sveikatą, kalbu apie mūsų tą jaunystės išsaugojimą ir apie ne tai, kad sveikata, sako sveikas, apie kokybišką mūsų gyvenimą, ko galima ilgiau. Tai ir dienos bėgyje turi būti tas judėjimas mūsų, bet yra esmė, mums reikia moteris ir tų jėgos pratimų, nes mūsų žinom jau tikriausiai, kad ir tie raumenukai silpsta, ir kauliukai, ir visa kita. Tai ką, moteris, va čia yra mūsų namų darbai, visų namų darbai, bet tikrai ne, kada atsigulsi į mašiną, tenai deguonies ląstelės, ten viskas atsinaujins, kad ten veidą prileis padarys, ar ten kitur kažkokios tai limfodrenažiniai. Absurdas, pasidarykit čia ir dabar 100 pritupimų, tai jums taip susijudins visos limfos, visos, paskaltykit malkas pagal Danutę Januškienę. Kiekvieną rytą po 100 kartų, tai jums ir ląstelės, ir visa apykaita, viskas sujudės. Tai va, gražiausi linkėjimai moteris iš Kauno, kaip man pavyksta tai pasiekti, tai pasidaryti tą savo kūną, tai irgi yra paprastume visi tie pratimukai. Aš pati tą mankštą, žinot, mokausi, keičiu moteris ir labai įdomus vyksta dalykai, kad
mūsų smegenim, kad mes darytume mankštą, kad mums būtų įdomu, tai mes turim irgi keistis pratimus tiesiog pagal save. Ir lygiai taip pat ir maistas pagal mumis, pagal mūsų dienos ritmą. Ir kaip ten mes miegoti nueinam, kad mes gerai išsimiegotumėm pagal save. Ir mankšta, kad mums norėtųsi daryti. Bet žinot, esmė, kur dar yra mūsų, kada mes pasiekėme rezultatą, mes pasiekėme, numetam svorį, kokį norime, ar ten kažką pasiekėm. Tai ką toliau su juo daryti? Kodėl paskui lieka to psichozės, užvalgymai ir vėl toksai chaosai pas moterį? Aš tai kviečiu tam gražiam tokiam balansui, žinot, ten gali nuklysti, vėl sugrįžti, nuklysti, vėl sugrįžti save. Tai moteris visą tai reikia iš lėto, labai labai lėtai domėtis, versti į gyvenimo būdą. Ir va tas gyvenimo būdas, kada paverčiate ir maistą, ir judėjimą, ir mankštelę, tai va čia tada yra ta pergalė ir, čempionės pergalė. Iki linkėjimai.